Sveiki, čia naujas video, čia jokių sodybų, grįžtam vėl į driftą, Matsuri, treniruotės, viskas prasideda. Štai, dar laukiu sankabos, užsakyta, dar vis neatvyksta, dėl to praleidau paskutinį pro etapą. Liūdna žinias, bet pamirštam, o dabar turiu tokį žaisliuką, 2.8 E36, nesupuvęs kėbulas ir porankinukas, sportinis vairukas, vyrukas. Žodžiu, plyta 2.8 po kapoto, koilai, šilo išsukimas, kažkokie fenderiai, dar yra likęs bodis, jeigu kam reikia. Pilną tokį bodį turiu, galiu parduoti. Visai tvarkingai čia padėtas. Žodžiu, yra ant slenkščių kažkokie tai gabaliukai ir galiniai fenderiai ir priekiniai. O aš čia dėsiu kažką tai truputį siauresnį nei tokią. Galbūt ar kitus sparnus kažkokius plastikinius. Nu, žodžiu. Labiau originalų vaizdą išlaikysiu ir noriu Matsuri pasiruošti kažkiek. Tai kokie darbai, ką turiu pasidaryti, kas man nepatiko. Įjungus degimą vieną kartą čia pasvylo truputį, čia prie masės išjungėjo. Tai arba masės išjungėjas jau sutrumpino, kaip jie būna, šitie papigiaiskiai dažnai sugenda, arba kažkas laidai susilietė. Tai šitą to išsiaiškinsiu, o kol kraunu akumą, tai turiu padaryti vairą, nes jis dabar buvo tokiam aukštį, man yra per žemai, aš jį noriu pasikelt, reguliavimo nėra. Žmogus buvo pasidaręs ant tokių įvarių pakeltą. Tai aš dabar tas įvarės ir bandau atsuku antrą, prisipjaunu, kad jos būtų žemesnės ir susikeliu vairą. Turbūt reiktų lapšiuko. Tada, ką dar pastebėjau, kas man nepatiko, tai daug čia yra tokių dalykėlių, kas nelabai patiko, bet vieni pagrindinių, tai sakyčiau, priekį nėra poliuretano šatkių galvose. Nes buvo išliekęs vieną kartą pasivažinėti ir man nepatiko, kaip jinai važiavo. Šalto oro paėmimas padarytas gan tvarkingai, šitas gal visai man ir patiko. Su radiatorium sprendimas nepatiko, kad įdėtas, nežinau, kažkoks TDS gal radiatorius, bet bakelis išvestas čia, vamzdžiai per visą variklį, ten kaista, gali visada pradėti tekėti ir visos kitos bėdos. Kodėl nepastatyti tiesiog paprasto originalaus radiatorius, koks čia ėjo kartu su bakeliu ir viskas priekį pasijungia tvarkingai, gražu, paprasta, greit pakeičiama ir tvarkinga. Bet šiaip variklės skyrius, sakyčiau, tvarkingas. Tepalai neapibėgė, kuris įvažiuoja, traukia gerai. Ir dar viena pastebėlė, kas man nepatiko, tai uždėjau Zestino 225 padangas su 2 barais ir buvo ant labai kibios aikštelės. Ir man ant rubėgių truputį užbuksavo vienu metu sankabą. Uždėjau 16 šrotus, viskas nuvažiavo gerai, toliau pasitreniravau ir viskas ok buvo, bet va tokia pastebėlė, kad galbūt reiktų ir sankabą pakeisti. Tai ką, kimbanim į darbus, po truputį apsitvarkom, reikia paruošti Matsuriui bent jau. Ir taip šis sezonas blogas, tai bent jau į Matsuri išlėkti. Dar viena problema, ko nepaminėjau, tai rankinis. Rankinis, čia važiavau ant gero sukibimo dangos, bandžiau traukti ir jis neveikė. Rankinis veikia tik tada, kai slysti šonu ir tada, kai surakini ratus, tada užslysta, nes ten yra jau slystantis ratai ir lengviau ją sukabinti. Gan dažna problema su rankiniu. Rankinis kaip ir geras, kad ir pirmasis tas senas ir po pirmoji versija, Vilvudo cilindriukas 0625. Bet kai ne pats įmontuoji, visada būna kažkokių kasekėlių palikti arba kažkas nedadaryta. Pirmas dalykas, ką pasitikrinau, kad eiga buvo labai maža, tai susukau labiau štoką, ašelę, maksimum susukau kiek eina, dabar daugiau neleidžia. Žodžiu, ir dabar atsirado laisvumo. Tai paspaudus stabdį, galima pažiūrėti, paspaudus stabdį, jis atgal grįžta. Nu, žodžiu, dabar panašesnė turbūt situacija, tai kaip turėtų būti. Tai pirmas dalykas šitas dalykas, rankinį pastikrinį. Toliau. Pasižiūri stabdžių diskus, matosi, jie buvo tikrai neblogos būklės, čia aišku stovi dabar seniai, bet matosi, kad jie buvo stabdžių diskai keisti, kaladėlės irgi neužpūvusios, matosi, keistas buvo naujos, netgi skardelės naujos. Tai čia įdomesnė situacija, stabdis lyg ir neblogas, tik rankinis blogas. Galima pabandyti parorinti, bet nemanau, kad čia problema. Tai pirmas su rankiniu pasitikrinu, kai užvesiu, pabandysiu pastabdinėti, jeigu dar blogai veikia. Nežinau, diskų tekinti arba keisti nenori, nes jie gražus. Kaladėlės gal ir nebrangu būtų vėl naujas pasikeisti. Daugiau nežinau variantų, realiai. Čia viskas kaip ir atrodo ok. Nebent cilindriukas būtų blogas, bet jisai stabdo, tik silpnai stabdo, tai nežinau. Gerai, kol kas nespėliojom. Atsileidau štoką, pažiūrėsim, gal jau pradės veikti. Šitas nusiėmiau įvarės, jas trumpinu per pusę pjaunu ir vairas pasikels aukščiau. Kodėl negalėjo palikti originalaus reguliavimo vairo, kur būtų viskas buvo paprasta, tiesiog atleidai lopetėlę, pakėlė kiek reikia ir užfiksavai. Kam reikėjo čia viską perdarinėti? Ok, nupjaunu ir keičiu. Perpjauju per pusę. Gavosi labai nelygiai. Nelygios dalis.
Paėmiau 2 veržlės, panaudosiu jas. Nėra laiko žaisti su smulkmenom tokiam. Principė, funkcija atliks tą pačią, laikys ir man to užtenka. Nu va, dabar vairas jau panašiai tokioje padėtyje, kur man nuo kojas yra bent jau tarpas, dabar žymiai patogiau. Toliau sumetu šitas plastikus aplink vairą ir bandau nešti kumą, čia viską dajungti ir vesti. Tarp kitko pastebėt, kiek prieš tą laiką pasikeitė drift karo, o šluota, kuri laiko kapotą, bagažinę, dar vis ta pati. Eilinį ką daro tą patį. Paremsim su jie. Ką nešam akumą ir kūriam. Čia kažkas trumpina negerai. Įsivaizduokit, bairis radau, kad akumas buvo įdėtas atvirkščiai ir pliusinis laidas matau, kad ateina į šitą pusę. Tai jeigu jis apsisuka, tai čia reiškia minusas su pliusu sumaišytas. Tai yra raudonas laidas, yra minusas. Kodėl taip daryti? Nežinau dabar, ką sudeginau ar nesudeginau. Juosi nieko nesudeginau, nes kai kibirkščiavo iš karto apstojau lystą prie jos. Atvirkščiai buvo, nu na. Ir dabar turėtų viskas veikti, arba jau kažkas sudegė. Jo. Buvo sumaišyta. Pabandyti užvesti. Viskas veikia. Nu nafig. Pliusas su minusas sumaišytas. Kaip taip? Gerai, sutvarkau čia viską ir tuoj kažką parodysiu dar vaizdu. Tai va, kaip matėte, automobilis kūrėsi, rankinį padariau, atrodo veikia geriau, bet reikia pratrinti kaladėlės, pavažinėti truputį nutrinti diskus ir pažiūrėti, ar tikrai jisai gerai kabina tas rankinis. Numatęs, prasivalė kaladėlės. Tai žodžiu, ką dar atsiminiau važiuodamas? Vairo stiprintuvas ūžė, blogai veikia, tai reikia vairo stiprintuvą pakeisti dar. Ir dar ką atsiminiau, kad reikia stoperius padaryti ant išsukimo, todėl kad Makso sukus ratus jie trinasi. Turbūt pakelsiu dabar mašiną, galbūt parodysiu. O gal ir ne, o gal ir taip. Neturiu dabar su kuo virinti, tai nežinau, ar yra tikslas kelti mašiną. Tai va trumpai, ką mes turime apačioj. Tepaliuko labai nėra, viskas kaip ir sausa. Karteris sausas, čia sausa, vairo stiprintuvas sausas, kurį reiktų pakeisti. O gal jo nereiktų pakeisti, gal reiktų išsiaiškinti, kad va čia va yra jo radiatorius, kuris yra nesandarus ir va matau plyšęs vamzdelis. Tai gal reiktų nuo čia pradėti pirmą susitvarkyti tą vietą, kad būtų sandaru. Dėl išsukimo galbūt suklydau, nes čia galbūt ne šios dabar jau žiūriu. Nežinau, kieno čia gamybos gali būti. Koilai yra, variklio polipagalvės, dėžės polipagalvės. Ten ta traukė, kuris sakiau, kad nevyrinta, o kažkaip sujungta ir jinai žodžiu kliūna. Ir dar matau atsisukė ten. Ai ne, čia tokia sistema, okei. Gofrą pažįsta, bet čia tik tai dratukės pažįstas. Vamzdeliai nauji matosi pratesti buvo į galą. Bakas originalus. Galinis diskinės šakės. Gale raudonas spyruoklis, bet slyvos amortikai. Čia reguliuojamas išvirtimas, matau. Reduktorius perdavimo nežinau, galima būtų pasiskaičiuoti, bet vis tiek jo nekeisiu. Duslintuvas, kur minėjau, buvo nuplėštas. Tai čia turim vieną laikiklį, ten antrą, čia trečią galim pasidaryti. Bėda nedidelė, kodėl tyliai dirba ir jisai kaista. Tai jau aišku turbūt, nes čia yra originalus jisai, originalaus gal ne visai čia man reikia. Čia, sakyčiau, dar visai nesupuvę, poliuretanas irgi galiniam tiltė, slenkščiai nesupuvęs, kelių nėra, dugnas matosi kažko buvo padengtas. MPM2 išmetimo kolikai, o toliau smagu, kad nėra tepalų, iš kur viskas neapstepalavę, per vieną vietą. Ir čia matau, kad vamzdelis įtrūkęs iš viso. Tai reikia šitą vietą susitvarkyti. Gerai, gal dar sutvarkau bent jau tą trūkimą. Nusifotkinu, kokią vairo stiprintuvą reikia, bet čia originalus MPM2, kiek matau. O čia ta vieta, kur minėjau, kad trinasi ratlankis į šakę. Tai reikės padaryti stoperį. Kai susisuka ratai,
Taip, jis į čia va įsirėmė, kad neįsiremtų. Įmontuosim va čia stoperį. Tai čia kažkokį tai galima privyrinti varščiuką, kad galima būtų pasireguliuoti, kiek nori išsukimo. Tokį paprastą variantą, bet veikiantį. Padangos matau nekokios. Šiaip iš čia atrodė viskas ok, bet čia matau vidus pavalgytas, tai turbūt dar padangų reikės. Nu ir šitie pakeisti poliuretaninis draugas turi. Brangiai parduos, tai pakeisiu. Dar šitą vietą, kaip visada, mane gąsdina. Irgi rekomenduočiau visiems pasidaryti apsaugą metalinę, nes vieną kartą per Matsūrį jį nutraukiau, iššokęs iš traisos per kirbus. Dėl to neradau niekur greitai nupirkti jo ir praleidau pusę Matsūrės stovėdamas tiesiog. Ratuko, aišku, norėtųsi gražesnių uždėti, gal reikės 17 uždėti. Galbūt Style šiam 6, kaip dabar yra, gali uždėti tokie. Netgi špilkos yra. Tai va, jeigu kažką domina šitas automobilis, aš jį damušu, pastreniruoju, padarau, kad jis važiuotų taip, kaip turėtų važiuoti ir pardavinėsiu. 3000 su biški eurų bus, jeigu domins, kreipkitės. Ką, dar vienas vakarėlis prie kompaktėlio. Šiandien, ką turiu, vairo stiprintuvą nupirkau. Pripilam vairo stiprintuvą, skysčio, pripiliu beveik pilną. Nuorinimo būdas pas mane paprastas, pasukinėju vairą ratus, tai yra į vieną pusę, į kitą kelis kartus. Jeigu trūksta skysčio dapilu, dar pasukinėju, užvedu ir tada jau užvedus praorinu sistemą pasukinėju vairą ir jeigu ne iš karto, tai truputį vėliau nustoja ūžti. Ką dar šiandien turėčiau padaryti? Sudėti poliuretaną į priekį, vat, nusipirkau už 20 eurų poliuretaną, sumetu jį. Tai vairo stiprintuvo pašalinu radiatorių, nes jis buvo kiauras, ne radiatorius, o vamzdeliai buvo kiauri. Tai be jų bandysiu ir gavau dar 2 sparnus tokius. Antsparnius tiksliau kaip fenderius. Tai galvoju tą pandemo bodį nuimti, tą priekinius sparnus, o uždėti tokius galbūt. Arba gal net originalius palikti, nežinau, nes nelabai man reikia, kad būtų tiek išlindę jie, kaip dabar atrodo. Nu, gal 17 ratus uždėjus ir ne taip blogai būtų. Čia be rastafkės, kaip matau, galiai irgi lyg rastafkės nėra. Ai ne, klystu. Galiai rastafkė gan didelė, netgi 3 ar 4 somai. Darom vairo stiprintuvą, pažiūrim ar veikia, jeigu ne, perkam naują, pastatom ir pakeičiu poliuretaną. Šiandieną parodysim, kaip pakeisti priekinį poliuretaną šakėse. Jums prireiks plaktukas, puška, terkšlė, 17 galva, kažkoks purškiklis, kuris leis lengviau jai išslysti iš šiandien ir žinoma kito poliuretano bei pirštinių. Pažiūrėsim, čia toks darbas yra labai lengvas, rekomenduoju jį atlikti patiems, niekam nemokėti pinigų, nes čia yra labai lengva ir labai greit atliekamas. Pažiūrim, ar prisišnekėjau, ar iš tikro taip greit atliekamas ir pažiūrim, per kiek laiko pavyks tai padaryti. Tai va, poliuretano priekinio keitimas su tokiu, gal ne visai profesionaliu būdu, užtruko 3 minutės abiem pusėm. Vienai pusėje 1,5 minutės. Ir va, dabar žymiai gražiau, tvirčiau ir jau šitą vietą nejudės ir niekur nepabėgs. Gan tangiai užsėdo, viskas bus ok. Tai va, ir dar parodau tą. Čia buvo toksai radiatorius. Aš jį pašalinau ir sujungiau tiesiai be radiatoriaus vairo stiprintuvo čia. Ir dabar pažiūrėsiu, ar jisai veikia. Įsitikint, kad čia ne dėl to, kad leido pro radiatorių pro šitos vamzdelius. Jeigu dabar veikia, spaudimas bus geras ir veiks, reiškia siurblys geras. Jeigu ne, keičiu siurblį ir vis tiek mašina važiuos. Sekanti stotelė turėtų važiuoti į duslintuvą ir stoperių padarimą ant šakių. Tas labai svarbus dalykas. Ir galima bus testuoti treniruoti. Patinka man su tokia mašina, viskas greit remontuojasi ir labai pigiai, greitai ir važiuojant negenda jos. Nu, tą dar įsitikinti. Gerai, ir dar sugalvojau vieną žaidimą. Tai labai ratai šitie buvo negražus. Išnešimas tas pats, bet 17 uždėjau, su 225 kol kas padanga. Ir atsirado dar reikaliukų, ką reiktų padaryti. Bet vaizdas jau panašesnis, ne? Galas aišku siauras gaunasi. Ne, vis tiek šūda šitie fenderiai. Nu, tik tai, kad geriau nei buvo, bet... O gal į galą reikia pridėti pasimatuoti. Net nežinau, ką daryti, bet dabar išlinda 2 problemėlės, ką tikrai turiu padaryti.
Tai čia kliūna ratas į plasmasiuką, reikia nupjauti. Bamperio laikiklis labai jisai nieko neįtakos. O šitą pusę kliūna į tą radiatorių vairo stiprintuvą, kurį atjungiau. Įsukant vairą. Įsirėmė į ventiliatorių. Tai dabar nuėmu radiatorių ir pripjaunu plasmasiuką ir išvažiuosiu prasivažiuoti, pažiūrėti, ar nieks nekliūna. Ir liks stoperius pasidaryti ir jau beveik treniruoti pasiruošęs. Posūkį neįkišau. Gerai. Dar truputį pakeliu. Ir galvutės neištraukiu, va dėl ko neužsidarė. Niekada neskubėkit. Dabar padarau gražų kadrą, kaip išvažiuoju šiandien. Pastatau telefoną čia kažkur paremiu. Ir toks vaizdas gražus, šviesos įsijungia, išvažiuoja automobilis. Ir aš testuoju vairo stiprintuvą. Labai tikiuosi, kad jisai veiks. Ir liks tik tai keli pavirinimo darbai ir automobilis bus pasiruošęs į Matsūrį. Oga. Ką, grįžtam prie 36 kompakčiuko. Jis stovi čia. Vairo stiprintuvas nepradėjo veikti. Tai reiškia, kad teko nupirkti naują. Dabar įsivarau į garažą ir pabandom pakeisti ir galbūt pradės veikti. Kai turit tokį kaip 36 KM6, vairo stiprintuvas kainuoja naujas apie 7 eurų. Aš kiek pirkau pigiausius, man jie visada veikdavo ir jų užtekdavo bent jau porai sezonų. 7 eurų porai sezonų neatrodo brangu. Dėl to nusprendžiau naują pasikeisti, nes dėvėtas po 30-40 eurų parduoda. Varo mašiną, keičiam, pažiūrim, ar tas tvirtins. Vedasi va taip įdomiai. Kažkas įsijungia. Čia degimas. Čia starteris. Užsivedė. Bėgis. Važiuojam. Įsitikinam, kad neveikia. Ne. Nelabai veikia. Dar gavau kažkokius tai priekinius ansparnius vietoj šito pandemo. Va tokie sparniai. Nežinau. Čia tik tai dalis jų ansparniai, aišku, dedasi, o jie čia kartu su sparnu. Tai reikia jį nusiimti ir pasimatuoti. Jeigu jisai truputį mažiau platins, bet kaip matau, jisai vis tiek gan daug išlis. Bet būtų gerai, kad truputį mažiau išlistų, tai ir atrodytų padoriai. Ir būtų sprendimas tai skardai, kur ten yra dar per žemai truputį ir liečiasi į padangą, brūžinasi. Bet ją taip ar taip su bulgarkė galima biškį dar paaukštinti. Ir bakelį, kur minėjau, kad kaista gumos nuplėšinėja, tai va štai. Kaip originalų bakelį galima pakeisti va tokį. Bakelį su labai fainais rėmų su antgaliais. Ir jis yra kiauras, nekaistų, nes tas yra kažkoks užsikimšęs. Ir jis kaista būtent duslintuvo galas kažkodėl. Gerai, o dabar prie vairo stiprintuvo, kaip jis čia. Sausas, bet neveikia. Bandom keisti. Pirmas dalykas, ką turi pasidaryti, nusipirkęs vairo stiprintuvo arba bet kokią naują dalį, tai dar nenuėmęs prisidėti ir patikrinti, ar ji tiks. Kaip šiuo atveju matau nelabai. Žodžiu, jie kažkokie skirtingi būna. Tai va, kas vyksta toliau, aš greitai prasiardžiau, vamzdžių dar neatjungiau stiprintuvo, tam, kad neišbėgtų skystis, kad pasitikrinti, ar tikrai tinkantis stiprintuvas. Ir kaip ir standartiškai visada paaiškėja, jis yra netinkamas. O netinkamas kuo? Čia yra jo laikiklis. Žodžiu, šitą vietą laikiklio šiek tiek remiasi į siurblį. Bet šiaip skylė sutaptų, jeigu ne šitą vietą. Buvau girdėjęs, kad man atrodo kažkas sakė, kad MP4, MP2 skiriasi laikiklis. Bet tuo sužinosim tiksliau, manau. Truputį šitą, jeigu pašlifuojam vietą ir šitie varžtai sutampa ir prisisuka, tai dedam tą stiprintuvą ir žiūrim. Tikrai nelauksiu dar dabar 3 dienas, kad atvažiuotų vėl naujas. Retas darbelis apsieina be bulgarkės, lietuviškai būtų kampinio šlifoklio. Pakoregavom, dabar turim universalų laikiklį.
NPM4 ir NPM2 varikliams, abiem siurbliam tinka. Per anksti gal prisišnekėjau, bandom uždėti, pažiūrim, ar tai veikia iš tikro. Štai kokių 20 minučių trukus, netrukus, bam, naujas siurbliukas jau vietoje. Senas va toks, va guli čia. Ką, pilam skystį ir bandom vest, žiūrėsim ar veikia. Koks finalas, žodžiu, net ir vairo stiprintuvo skysčio. Pasibaigė, nepasirašiau. Viską tai buvau pasiruošęs iki smulkmenėlių, bet ne vairo stiprintuvo skystį. Pripyliau kiek turėjau, daugiau neturiu. Tai turbūt nupirksiu ir užkursiu, pažiūrėsiu ar veikia. Kol kas tiek, arba dar pripjaustų sparnus. Pažiūrėsiu, kaip čia seksis, ar dar norėsiu dirbti ar ne. Ką, liko 2 dienas iki Matsūrio. Truputį apsirgau, bet ir tikiuosi pasveiksiu. Kas padaryti? Jau nuimti sparniukai tie baisius. Ir jau ruošiu šituos. Ant viršaus, kurie dėsis. Tada čia prichaltūrinom. Varžtuką privirinom, kaip stoperį padarėm. Tai gal parodys, kaip jisai atrodo ir kaip jisai veikia. Žodžiu, čia įsirėmė jisai, kad daugiau nesisuktų ir ratas nesitrintų į kėbulą. Ir padarėm. Duslintuvo gali. Labai gražus. Suvirinom paprastą bakelį. Garsiai labai triukšmingai veikia dabar, bet bent jau nekaisti ir neturėsim tos problemos, kad nuplišinėja duslintuvas. Bet pritvirtintas tvirtai. Sparnai paruošti jau dažymui, idealios sąlygos. Lauke. Nuriebalinti. Pašpakliuoti nebuvo laiko, nes Matsūris jau čia pat. Dažai 6 eurai. Lakas irgi panaši kaina. Supalkam dažus ir dažom. Sparnai pasidažė juoda, gražia spalva, kad ir kaip atrodytų, žodžiu, čia pirmas sluoksnis. Dar, manau, 1 arba 2 sluoksnius išausti, nes dažų turiu daug po 6 eurus, negaila man pinigų tokiam projektam. Čia pripjoviau taip, nes čia buvo viskas sulankstyta tiek vienoje, tiek kitoje pusėje, pripjoviau. Čia pasivalysiu, nusiriebalinsiu, biškį dažais papurkšiu ir čia užsidės tos fenderiukai šitie ant viršaus ir uždengs ratus, kad nebūtų tokia vaizdelio. Čia taip gražiai turėtų užlipti ant viršaus ir atrodys šiek tiek kultūringiau nei kad buvo su šitais drakonais. Sparnai čia tokie apie nieką, tai jų kaip ir negaila buvo pjaustyti jau. O šiaip gal netgi būčiau linkęs ir palikti originalius, jeigu tik tai, kad neišsineštų ratai tie ir net nemačiau, ar viršų yra kažkokie tai raminės, tas išvirtiminės traukės. O tai yra atraminiai, žodžiu, reguliuojami, kurie paties neratą, bet pagal tai, kaip išlindė, turbūt, kad yra. Viskas, dažau toliau šitas detalės. Laukiu draugų, kol atvažiuos pavirinti man tą stoperį, truputį blogai privirinom, pervirinom į kitą vietą, pastatom. Ir į Matsūrį, kad vežti žmonės, turiu pasistatyti lopšį. Tai iš 92 turbūt trauksiu lopšius, dabar derinsiu laikiklius, kokius turiu. Tikiuosi tiks mano pirmuko turiu laikiklius. Arba iš 92 ir plus dar 3/6 draugelis turi keleivio paskolins Matsūrį. Ir dar viena problema, kad sankaba dar neatvažiavo užsakyta, tai laukiu sankabos. Rytoj paskutinė diena, jeigu neatkeliauja, arba jeigu atkeliauja, nežinau, ar spėsiu pakeisti, arba tiesiog pasimsiu naują sankabą į Matsūrį, jeigu sugestų pasikeistų. Maža bėda turbūt. Nereklama. Baigėsi prieš paskutinį dieną, šiandien 11 valanda jau, aš jau pasiduodu, ilgai tikrai nesikankinsiu, čia ne varžybos, Matsūris, reikia pailsėti ir plus rytoj į darbą. Padažiau va taip va dailiai, kaip skaniai gavosi. Sparniukai, kaip ir sakiau, padažinėjau truputį, paruoštą dėti sparnus, išdžius rytoj uždėsiu, lopšius, čia vieną įmečiu, prisimatavau. Savo jau kaip ir viskas tinka, šituos susisukti liko tvirtinimo kilpas, gale prisivirint liko dar tvirtinimo kilpas. Ir keleivio lopšys dar laikiklių neturi. Gesintuvas dar nepritvirtintas, valytuvai dar neveikia. Sankaba dar neatėjo, kurią reikia pakeisti. O liko viena diena. Gesintuvas guli, kilpos yra, nežinau ką čia dar parodėt, žodžiu. Saloną visą išardžiau, kad svorio mažiau liktų. Reikia, kad praleistų tiek komisiją, važiuoti reikia vis tiek tvarkingai susidėti kažkaip.
Va, iš savo 92 išlupau lopšiukus, nes neturiu iš kur ką dėt. Diržų dar neturiu, dar rytoj turiu diržus gaut, nusipirkti padangų, naujų porą gal komplektų. Ir tiek, nedaug. Šiaip turiu užsirašęs dar 14 punktų liko rydienai. Nežinau, daug ar mažai, bet paliubomu spėsim. Nėra kito varianto. Tai šiandien nieko labai nepafilmavau, bet paskutinė diena tai daug darbų sukryta. Bet iš tų daug darbų jau pradėjom žaisti su visokiom lemputėm. Tai padarėm apšvietimus į apačią, į grotelę sudėjom stroboskopus. Nu, kaip svajūnas sudėjo, ne mes. Mes nieko nedėjom. Žodžiu, viskas padaryta beveik, lopšiai vietai. Vienas lopšys vietai, irgi per daug aš kažką šneku. Antras lopšys atsidurs vietai, kai nuvažiuosim į Matsūrį. Todėl, kad trūksta laikiklių. Bet spėjom, žodžiu, pasiruošti, tai gaunasi, kad liko išvaryti mašiną į lauką ir pafilmuoti, kaip jinai šviečia vakare. Ir viskas, užsikelt ant ralo ir rytoj Matsūris po daug metų.